Viskas, dabar jau galiu sveikintis. Labas rytas, mėlėjai, tie, kurie prisijungėte, norėjau sakyti sekmadienio rytą, bet šeštadienio rytą. Ačiū Ramūnui, kuris atvyko čia, bet apie Ramūną truputėlį vėliau, dabar pirma apie jūs. Tai man visą laiką smagu, kad yra dar tų žmonių, kurie šeštadienio rytais, nežinau, dabar į kurią kamerą žiūrėti, arba į tą. Mes čia 3 kameras turim. Transliuojam 3 BBC, CNN ir Foxas. Tai džiugu dėl tų, kurie randa laiko ir tuo pačiu turi noro atsikelti iš ryto, pasižiūrėti, kas vyksta tų žmonių rate, kurie kartais sunkiai keliasi iš ryto, bet žino tikslą, dėl ko atsikelti. Tai Ramūną aš pažįstu nuo to laiko, kai apie jį pradėjo, nes dar nesklandė kalbos apie tave. Tu pats pradėjai skleisti kalbos apie save. Aš trumpai papasakosiu, paskui žinosiu, kam reikalas, bet aišku, tu dalį istorijos žinai, net mes apie tai šnekėjom kažkada tai anksčiau. Tai Ramūnas apie save pradėjo transliuoti, buvo įkurtas projektas ir toliau egzistuojantis projektas Atmerk akis. Ir galvoju, kas tas Ramūnas, aš jau anksčiau niekada nebuvau matęs. Vis tiek kažkaip atrodo, žinai, tuos, kurie ten su mokymai susiję, ar tai lektoriai, dar kažką, tu būni, bet tu buvai naujas veidas ir aš atsimenu tada, jeigu tiksliai, tai mes, atrodo, susirašėm žinutėm ir paskui tada susiskambinom, kad, klausyk, susitinkam, pasišnekam ir tada žiūrėsim, kur čia kas kaip ką. Tai tada dar senamiestį mes atsimenu susitikom, kitoj studijoj, kur buvo. Tai Ramūnas buvo tas žmogus, kuris pradėjo skleisti informaciją, kad nėra ko būti nusiminusiems, nėra ko būti nelaimingiams ir reikia kažką paimti su savim padaryti. O tada tas gausis ir galvoju, tada, jeigu tas žmogus taip šnekasi, turi turėti moralinę ir visokią teisę pateisinamą. Patikrintą dalyką, kad taip šnekė. Taip, žingsnis po žingsnio mes įsikalbėdavom ir kada prasidėjo projektas Įkvepiantys Infinito interviu, aš turėjau mintį, kad su Ramūnu reikia kažkada pakalbėti, bet tai aš išvažiavau, tai kažkas kitas, tai čia liga, tai čia dar kažkokie tokie dalykai. Ir paskui tavo laiškas, ateina tavo laiškas ir aš net nepažiūrėjau, kas tam laiške, aš tau iš karto atsakymą, kad klausyk, viskas dar ko reikia mums pakalbėti. Ir tada tu skambini, ženklas iš viršaus. Ir tada tu skambini ir sakai, nieko nesupratau, ką tu čia norėjai pasakyti. Tai taip Ramūnas atsirado čia ir mes šiandieną turime temą pakalbėti, koks vis dėlto buvo Ramūno kelias, ką jisai gero, blogo pamatė tam savo kelyje ir kelias link laimės, link svajonių įgyvendinimo, dėl veiklų, dėl darymo ir mintis labai paprasta. Šito projekto, jeigu taip galima įvardinti, mintis paprasta, kad mes paprasti žmonės pamatytume kitus paprastus žmonės ir iš jų kažką galbūt pasimtume savo naudingo, reikalingo, galbūt vienas kitas ras kažkokio tai papildomo įkvėpimo savo veiklai, savo idėjom generuoti, nes ką pastebėjau, kad tie žmonės visi, kurie čia buvo, tiesa buvo didžioji dalis vyrų, aš aišku pažįstu ir moterų, kurios turi ką pasakyti. Tai jos bus vėliau. Tai kiekvienas turi savo kažkokią tai, aš taip vadinu tokį paprastus gyvenimo receptus, kaip ką nors padaryti, nes jeigu žiūri atgal, atrodo, nieko sudėtingo nebuvo. Buvo sudėtinga, bet kai jau praėjai, tada reikėjo tik tą padaryti. Tai Ramūnai, labai ačiū tau, kad tu esi čia su mumis ir nežinau, mes valandą ar kažkiek laiko turėsim čia, kol arbatą geria. O, tu greit geri arbatą. Greitas atsigaunus. Greitas. Tai aš irgi prisijungsiu prie arbatos gerimo. Jei gali trumpai, keliais žodžiais, kiek žinau, tu esi nuo Dzūkijos, nuo Lietuvos. Toks. Išmėdytas jau, aš Lietuvoje gimęs, bet nuo 4 iki 15 Jonavoje augęs. Pasoto chemijos gamyklos. Gerai, klausyk, papasakok trumpai apie save. Iki tos vietos, kol mašiną mėgoji. Iki tos vietos, kol mašiną mėgoji. Tai realiai 15 metų mano šiaip sudužo visos, kaip sakyt, taisyklės, kas yra gyvenimas, tai yra tėvas prie manęs realiai permiegojo su kita bomba. Man tai tuo metu, aišku, pasaulio pabaiga buvo, nes aš buvau kitam kambarį ir toks, nesupratau turbūt ir žodžiu, viskas susimalė ir sakau, ne, viskas, šeima man
nes, pasijaučiu tiesiog labai gal atstumtas ar kažkaip tai. Ir išėjo taip, kad tiesiog tada išsikraušiau, nuvažiavau į Alytų gyventi pas močiutę vėl mokytis, ten kulinariją įstojau, bet po to antram kurse kažkaip užsikabinau kompiuteris vieną, kad nuėjau į kompiuterių klasę ir parodė dosą ar ką, žodžiu, kad sėdė. O čia kelinti metai buvo? Čia kokie 98 turbūt. Dosas buvo, tikrai. Jo, tai nuo to kažkaip užsikabinau ir aš tos mokslus bėgiodavau iš pamokų, žodžiu, eidavau, kad realiai vos net ten programavimą išmokau, grinai rašyti tekstų, kurti puslapis. Nu, visą tikrai užsikabinau, kažkas pajaučiau, kad kažkas man įdomu. Taip pat kažkas taip pat parodė flashą, kur taškiukas nuo vieno iki kito taško pajudėjo. Ir man taip, aš taip, wow, va čia tai yra kaifas. Aš kažkaip tai supratau galbūt, kad kai nesijaučiu kažkoks unikalus ar kažko įdomus, tai pamačiau, kad štai įrankiai, kurie man padės tai pasiekti pasaulį. Okay. Ir po to gavosi taip, kad išėjau baigiau jau tą profesinę ir įstojau į pagalbą draugų ten įstojau į kolegiją ir tuo metu kaip tik radau tokį darbą, kur po video editingą reikėjo daryti, video tvarkyti vietiniai televizijai. Ir po pusę metų mane išmetė ir mama pasirodo, po to, kaip sužinau, mama įskundė mane, kad nesimokau, kad nebūčiau čia Alytuje, ten pas močiutę dar kažką tai skundė, kad į armiją paimtų. Ir mane, žodžiu, paėmė į armiją, metus prabuvau tenai, bet irgi kažkaip pradėjau tas, kad kai toks jauties atstumtas, arba toksai, kaip, nežinau, nėra tavo vietos, nes man pagrindinis gyvenimo klausimas visą laiką buvo, kas aš esu. Tai, ta prasme, išėjau iš šeimos, to viso rato ir man toksai, ta prasme, gerai, tai kaip kiti va su šeima, ta prasme, neturi, žinai, tenai, ta prasme, nieko realiai, negali kabintis, nes visą tai, ką tu galvoji, bent jau kokie kryptimai, viskas dingo iš po kojų, ta prasme, toksai, ką daryti, jo, žodžiu, stumtas ir toks piktas, bet vis tiek turėjau tą norą kažkaip ieškoti, kažkur tai kabintis, žinai, kad, ta prasme, apčiupinėti vos ne kaip gyvūnai, kaip būna apčiupinėjamis, kas yra, žinai, ir taip toliau. Ir aš su žmonėm kažkaip tai vis rasdavau ir tą įlysdavau kažkur taip toliau, taip ir armijai. Išėjo, kad aš ten patekau vado kuopos raštininką, grynai tvarkyti dokumentus, ta prasme, ten visą kitą, tai aš ir po to gavosi taip, kad aš ten, žodžiu, išrašydavau, kas išvaro namo, ten, žodžiu, pardavinėdavau tą informaciją už skanėstus ir dar kažką, žodžiu. Ir paskutiniais metais taip išėjo, kad ten įrengė internetą, šitam štabėjau, tai vesdavau vadus, mokydavau, kaip ieškoti merginų, jau plėštuot, o pats to metu siuntinėdavau CV. Ir aš išėjęs iš armijos pirmą dieną gavau darbą, nuvažiavau į Vilnių, štai pasižiūrėjau ir gavau darbą animacijos tokia studija, kur daro reklamas visokias ir taip toliau. Žodžiu, taip išėjo, kad ten pradėjau dirbti, viskas fainai, mokausi ir taip toliau, bet po to vėl kažkas pradėjo taip, žiūriu, meilės istorijas, žodžiu, ir tiesiog mečiau viską, išvažiavau į Angliją ir, ten dar kartą grįžau, bet po to vėl išvažiavau ir gavosi tik, kad per visokias nesąmonės, žodžiu, čia detaliai pasakant, iš vis ten, serialas, bet tada atsidūriau Anglijoje, pradėjau dirbti fabrike ir po to mėgojimas mašinoje. Mėgojimas mašinoje tai yra toks, jau dugnas. Dugnas, kurį tu įvardinai pas save, kad buvo dugnas. Posūkis. Kaip posūkis. Toksai atsispyrimas. Jo, bet žiūrėk, įdomus tai yra vienas dalykas, ne dėl to, kad kaip tu ten papuoliai, čia, žinai, ne ta mintis, kad davai pasižiūrėjom, pasibėdavoti, tai kaip čia ką padaryti, bet aš turėjau mintį tokią, kad gal tai bus kažkam pamoka. Ir žmonėm, kurie yra jaunesni ir žiūri, galvoja, galbūt, klausyk, aš panašiai taip darau. Jeigu panašiai darai, greičiausiai ir bus panašus dalykas. Arba tarkim, tėvam, kurie turi, augina paauglius, kaip pavyzdys, arba, tarkim, brolis, kuris turi ten kitą brolį, tavo panašaus amžiaus, kaip tada, kad buvai. Kaip tu galvoji, kas buvo tas žingsnis, kas buvo tie veiksmai, kurie, tą posūkį padarė, tą žemyn, žinai? Žemyn? Jo. Kur buvo ta klaidos padarimas, kad
jeigu tu galėtum ją įvardinti, kad kitas sakytų, aš šalia, man nereikia to daryti, nes jeigu padarysiu taip pat nesigaus, bet bus šalia kažkas tai. Aš bent jau kaip dabar aš matau, tai svarbiausias dalykas matau, toks, to pabandysiu įvardinti. Mes užaugame kažkaip šeimoje, ypač tos, kurios tokios, kaip dysfunctional, bet traumuotos šeimos, kurių tėvai ten irgi tokie, susieina ir bando kažką lipdyti. Mes pripratinam kitus žmonės, kad jeigu tu darysi taip, aš laimingas, jeigu tu darysi ne taip, sąlygos, aš nelaimingas, reiškia, tu turi daryti taip ir taip, kad būčiau laimingas. Ir aš, pavyzdžiui, užaugau pats asmeniškai, galvodamas, kad normali šeima arba normalūs santykiai yra tada, kai tipo sutarė, bet matau, kad mano šeimoje reikia sutarti, kad aš turiu nusileisti čia, žodžiu, turiu klausyti ir taip toliau, ir tada gaunasi, kai tu dingsta visas tas, nesu pripratęs bent jau kažkokį tai ryšį turėti, nebūtinai meilę, bet bent jau kažkokį ryšį, visą tai dingsta ir tu tavo, kaip sakyt, bambast, čia tas vrikštelė atjungta, ir tu eini visur ir bandai pasijungti, nes tu pripratęs prie to, kad ką aš tau, kaip aš turiu elgtis, kad tada meilė, laimė, visa kita, susirandi merginą ir tada, žodžiu, viską darai, kad tenkintum, gaunasi tas, kad jeigu nelaiminga... Tu įpratęs toks modelis gaunasi, kad tu turi padaryti kažką, kitas tada bus laimingas ir tu tipo irgi tada bus laimingas. Ir savęs, kai neturi, visiškai savo kas tu esi, ko tu nori apskritai, arba kad kažkokį tai vis tiek savą laimę iš vidaus, kažkokią tai iš vis, tai tu eini į aplinką žiūrėti ir kai dažniausiai aplinka yra tave atstuminti, kai aplinka, kur tu ateini piktas arba, nori meilės, suspaudi viską, ką tik gali jo, ir tu priimi kaip tavęs atstumimą ir taip toliau, ir po to gaunasi, kad atrodo, šitie dalykai nuostabus tave atstumė, ir gaunasi, kad tu tik eini žemyn tuo, kad galvoji, kad niekas šiam pasaulyje, niekas tavęs nemyli, niekas nenori, tavęs niekam tu neįdomus. Ir toks, spiralė tas, kad turi po to, sudaužyti visą tą aplinką, kad tai yra tik veidrodžiai, vis dėlto visą tai čia yra. Ok. O žiūrėk, jeigu dabar paimt, tu save gali pavadinti, nežinau, kažkokiu laimės kūdikiu? Kuria prasme? Viskas, kas buvo ir kas dabar yra. Bet žiūrėk, dabar viskas lyg ir gerai, ir čia kelionė aplink pasaulį, skrydžiai, pasirodymas dideliai scenoje, užsakymai iš pasaulinio lygio vardų, pavadinkim taip, ne? Tu dabar, laimės vaikas dabar esi, ne? Kažin, kas norėtų tiek perėti, kiek aš. Čia ir gaunas, vat yra taip, bet reikia tą sumokėti, ne? Tai to sumokėti, visi nori būti tokie. Monetą turi? O ką tu nori su juo daryti? Aš tai parodyčiau. Tai vat, pavyzdys, ne moneta yra. Tai yra, nori monetos? Nori, ne? Nori. Sakykime, matai, ko nori, ne? Bet nematai šitos dalykos. Tai tas pats, čia tas pats, kad supranti, kad šitas dalykas turi abi pusės, kad gyvenimas, kiekvienas įvykis, kiekviena ta sėkmės istorija, viskas turi savo abi pusės. Žmonės dažniausiai taip išskaido, išskiria. Žiūri tą. Kad tu turi suprasti, kad viską, ką tu gauni, turi antrą pusę. Tai reiškia, tu nori būti ten kitokio lygio, gerai, turi antrą pusę tada, turi kritiką išmokti priimti, turi visus tos dalykus. Ta prasme, kad koks tu turi užaugti, koks tu turi būti, kad visą tai gautum. Tai, jeigu nori tikėti laimės kūdikis, tai aš manau, kad laimės kūdikis vertinsi tada, kai matysi tik tai vieną šitą pusę, nes žiūrėk, jam pasisekė, jis dirba su Wall Street'o vilku, ten su tuo, jis ten miegoja mašiną, iš nieko turi, bet tu nori, 3 metus kiekvieną vakarą verkti ir save graužti, Čia, parduotuvė, tam ir yra kaina užrašyta. Aš nenoriu šitą, bet aš noriu šitą. Atskirk šitą, bet šitą. Čia kai tam, pasakymai, kad sako, kolektyvo susirinkimai, sako, tai kas nori pokyčių, kad būtų geriau, Jo, visi nori pakelia rankas. Tai gerai, kas nori keistis. Mažiau galbūt kyla, tai čia irgi turbūt apie, panašiai. Marketingas vis iš to realiai padarytas, tai yra kaip numesti svorį nesportuojant, kaip sulieknėti valgant tai, ką myli. Ja, ir tai yra efektyvu. Jo, bet tai
daug tas paspaudžiama tada yra tokį pranešimą pamačiau. Nes to visi žmonės nori ir tas marketingas ir ta žinutė visai iš tikrųjų adaptuojasi pagal tai, ko žmonės nori. Bet man įdomu, žinai, tada žmogaus, jisai vis tiek žino, kad tai, bet tai čia nesąmonė, bet jisai turbūt vis tiek norės dar kartą paspausti, gal dabar jau gausis tikrai taip, kad nereikia nieko daryti, o viską turėsi, žinai. Vis tiek žmogus tikinti asmenybė tada yra. Ramūnai, žiūrėk, aš turiu tokį užsiėmimą, tokią praktiką, zen praktiką, jinai vadinama, sėdim, tylim, žiūrim į vieną tašką, ilgai tą darom, kelis tokius raundus pavadinkim, tai po pusvalandį, tyloj, dieną, dvi, žinai, ir tu savęs ten klausinėjai, ir ten žmonės, ateina irgi tokių klausimų rimtų. Vienas iš tų klausimų yra, kas aš esu, žinai. Ir ten, kai išeini su atsakymu, nežinau, tai jautiesi laimingas, žinai. Toks pastovus savęs ieškojimo. Aš nesakau, kad tu nežinai, tai yra aš nežinau, ką aš darau, bet aš kiekvieną kartą keliu tą klausimą, kas aš esu, žinai, net ir čia, žinai. Ryte atsidėjau, ruošiausi, dar vieną kitą klausimą tau pasirašinėjau ir galvoju, kas aš esu, koks mano vaidmuo čia, man tada aišku, mano vaikai atsikėlė, aš vis pašnekėjau, mano vaidmuo aiškus yra. Ką aš veiksiu rytoj, daugiau mažiau žinau, ką aš veiksiu po 5 metų, aš galbūt tik tai turiu mintį, bet aš tikrai nežinau, kas aš būsiu po 5, po 10, po 15 metų, jeigu aš jau sakau, matei gyvą. Kas tu esi, kaip tu save įvardini? Ne tai, kad kas ant tavo vizitinės kortelės užupėje turbūt neturi tu jos, ne? Turiu, bet įvairių dabar. Tai ne tai, kas... Labai specialiems eventams skirta. Tau reikia to, tu stavim, tai aš šitas. Bet kas tu esi kaip žmogus? Kokį tave žino draugai, tavo šeima? Kokį herojų tavo sūnus mato tavyje? Jo, tai vienas dalykas, aš visą laiką sakau, kai manęs klausia, kas tu esi, arba ką tu darai, sakau, ko reikia. Nes aš kažkaip, gal šiek tiek nuklysiu nuo klausimo, bet mano kažkaip įsitikinimas visą laiką buvo toksai, kad bent jau aš tai pamačiau, kad jeigu nori būti sėkmingas, arba nori tikrai turėti tą kaifą gyvenime, turi tapti kaip centras, kaip hubas visko. Ir dėl to aš kažkaip to negaliu žinai įvardinti, nes aš matau, kad aš išvien keičiuos, kad aš tiesiog, tas mokymos etapas buvo tas, kad, žinai, aš nenoriu lįsti į metafizinius dalykus, bet iš esmės taip yra. Gerai, bet pasakyk, kaip aš, tiesiog. Žodžiu, kaip buvo, kaip pirmas nušvitimas man buvo apskritai gyvenime, tas kai išlendi iš savęs ir suvoki, žinai, ant kiek esi pasaulio dalis, kad tu realiai, žinai, esi, ant kiek tu įtakoji aplinką, kiek tave įtakoji ir taip toliau. Mokymų pagrindas mano tų buvo, kad tas buvo sugebėjimas balansuoti protą, kad žiūrėtum į viską ir matytum abi pusės. Tai reiškia, kad viskas yra balansuota, ne, kaip sako, yin-yang, tai yra, kad viena kalno pusė yra šviesi, kita tamsi, visą laiką taip bus, ne? Ir aš kažkaip išmokau tą protą žiūrėti į balansą, balansuoti viską. Tai reiškia, viskas yra neutralu. Jeigu pažiūrėsi bet kokį įvykį, žinai, galima teigiamų ir neigiamų. Jeigu pradedi teigiamų žiūrėti, sakai geras eventas, jeigu pradedi matyti daugiau neigiamus, blogas. Ir jeigu nori, žinai, išnaikinti tą eventą iš vis iš savo atminties, žinai, ten kažkas blogo atsitiko ar gero atsitiko, tu turi pažiūrėti, žinai, abi pusės. Ir kai tą turi, tada, žinai, žiūri, pavyzdžiui, aš ten blogai tas, bet mano protas iš karto ieško antros pusės, žinai, lygina iš vien. Ir tada labai iš tikrųjų sunku pasakyti, kas tu esi, nes tu gyveni ir tu, žinai, naikini šitus dalykus, iliuzijas tas. Ir kai tu naikini, tu iš tikrųjų labai greitai augi. Nes kas tai yra asmenybė, tai yra įsikabinimas į gyvenimą tokį, koks esi, žinai, ir bandymas prie jo kabintis. Bet kas toks, koks esi, aš tą irgi pilnai, atrodo, pagal save suvokiu, žinai, bet man norisi lyg tokį daug paprastesnį tą receptą, žinai, paduoti, nes kai tu žinai, kas toks esi, žmonės tada sėdi, palauk, tai kaip supras, kas aš esu, žinai. Gerai, tai aš tada įvardinsiu. Okay. Aš kas esu, tai yra žmogus, kuris atrado savyje šviesą ir nori jo skleisti ir dalintis ir nušviesti kitų žmonių gyvenimą. Dėl to Ray vardas yra Saulė. Šitos detalės nežinojau. Kai aš galvoju, tai irgi Ray. Čia nauja? Ne, sena čia. Dėl to, kad nuo blogus teisingai. Okay.
Palauk, čia numušė mane biškai nuo vieno. Ai, žiūrėk, bet tu supasakai savo tą istoriją. Iki mašinos, ne? Iki miegojimo mašinai. O kas tu būtum dabar be šitos savo istorijos? Jeigu jos nebūtų buvę. Aš turbūt įvardinčiau kaip koks dėdė mano dar kas nors yra. Ta prasme, bandantis ieškotis laimės per visokius, man žinomus kelius, tai yra, nežinau, partijai, merginos, alkoholis, dar kas nors. Ką aš anksčiau dariau, aš nežinau, bet... Nes aš, kai mano tas pasikeitė, atėjo 19 metų, aš 6 mėnesius planavau tą savižudybę. Ir kai atėjo tas laikas, aš supratau, ant kiek aš noriu gyventi. Ir kad aš tiesiog norėjau numesti save tokį, koks esu, dėl to nužudyti norėjau save tokį, koks esu, tą gyvenimą, tą experience, kokį gyvenau. Ir kai atėjo laikas, jau, sakykime, tai dienai, pamačiau, kad nenoriu. Čia tik tai, šiaip tik tai yra, kad, būdas, rasti atsakymą. Bet aš supratau, kiek, noriu gyventi. Mano sprendimas buvo, aš noriu, jeigu gyvensiu, pilnai gyvensiu, ne bet kaip. Ir aš pradėjau ieškoti, ir ką pamačiau, kad, aš nežinau nieko, aš noriu gyventi pilnai iš gyvenimo iš to, bet aš nieko, aš skilsų neturiu, aš nesuprantu net, kaip gyvenimas veikia, aš noriu visko, bet rimtai, nieko, jokio supratimo, nei apie pinigus, nei apie santykius, nei apie patirtis, nei suvokimą, nei apie savęs, nes tiesiog, niekada, niekas nieko, ten tėvai, dirbę, minimus gavę beveik visą laiką, jokio pavyzdžio neturi, kas laimingas žmogus, tipo išgėręs, tūsinas ir, čia laimės supratimas, buvo. Ir žiūriu, čia ir yra, čia esminiai dalykai. Ir tu atsistoji į tai, kad tu nori to, kas yra, pavadinkim, už sienos tam tikros, kurią praėjus, kaip ta su moneta rodė, ten yra ta kaina. Pažinti reikia, ne? Jo, nori to, turi šitą turėti. Bet kaip tau atėjo tas suvokimas, nes matai, kitas gali būti, tai aš nesuprantu, ką daryti, kitas gali sakyti, tai čia ne man, čia tik tai kitiem, čia tiem žmonėm, aš netoks, ten mano giminiai tokių nėra, genai mano netokie. Pirmas, aš mačiau, kad mano pirmas pats žingsnis, kuris buvo po visko, tai yra sprendimas, kuo tu nori būti. Nes mano didžiausias posūkis buvo po viso to, aš kai Anglijų po kažkiek laiko, po visų tų važinėjimų, buvo toks kritinis. Tai pirmas sprendimas buvo, jeigu aš gyvensiu pilnai. Reiškia, čia yra čia. Jeigu bloga nuotaika, šūdina nuotaika, aš žinau, kur atsidursiu. Gal iš karto jau, jeigu noriu depresijų šiandien būti, tada aš geriau iš karto nusižudysiu, nežinau, kur tai veda. Nes bus taip, po kažkiek laiko, ar teisiu, vėl atsispirsiu, arba turėsiu mirti, nusižudyti, arba kelti viršų, viskas. Tai mano, tik tai viršų sprendimas pirmas. Antras buvo, kai, serialas, drama, taip išėjo, kad aš nulaužiu tokios mergos, pavarė manęs, nulaužiu Skype'ą, išvažiuoju Angliją, buvau, viskas ten išmetinęs, puslapį padarė, kad sunaikinsiu tave karę. Grinai, labai stipriai, ta prasme, manęs, taip, kaip sakyti, gyvenimo mano, vos ne visą esmę panaikino. Tai, padariau, kad, apie ką aš nekėjau blogai, susiradau jos draugus, kad siūsinu, ta prasme, kad visiems nusiųsti, ką jinai kalba, apie ką jinai kalba, ta prasme, parodyti, kas jinai iš tikrųjų yra, prieš siuntimą, čia aš tikrai, čia aš tikrai esu, nekintis, ir po to tas sprendimas buvo, kad gyvenime aš daugiau niekada, kažką jeigu darysiu, nedarysiu, kad nekinčiau, aš darysiu, kad kas statyčiau. Tai tokie pagrindas laikas, ir netgi Tony Robbinsas sako, kad tavo gyvenimo kokybė arba tavo gyvenimo kryptis visą laiką priklausys nuo tavo sprendimų, kuriuos gyvenime darai. Ir, kai to atsisakai, arba, štai kryptis, štai, bent jau linkur, nes daugelis žmonių yra, ką man čia daryti, man čia gal, nes jie nežino, man čia gintis, ar eiti, ar pasakoti, ar vis dėlto, ar teisintis, jie nežino, ką iš vis daryti, bet kai tu turi tą sprendimą, ir dėl to reikia visų tų neigiamų kažkokių gyvenimo dalykų tam, kad tu štai kur mano kryptis, štai kur aš noriu kur šilčiau, aš noriu, kur saulė. Aš bandau suvesti tavo tokį, jeigu jį galima įvardinti tokių, ne tik taisyklės, bet receptas toks, ne, pirmai įvardinti, kur esi. Suprast, kur esi. Žemai, nėra skirtumų, bet tą savo vietą, žemėlapį susirasti. Tada kitas antras dalykas yra suprast, kur nori, kaip nori, kad būtų, ir tada priimti sprendimą.
tada veiksmai. Ar yra dar kas nors koks? Aš ta prasme, aš šį procesą turiu, aš tik nenoriu, žinai, dabar lysti, aš noriu, ta prasme, kaip tu manęs klausi, žinai, aš duodu, mūsų natūraliai tą pokalbį, žinai. Tai vat, kai tą pasidariau sprendimą, kas tada atėjo pas mane gyvenime, aš pradėjau, žinai, skleisti tam tikrą energiją, ne, aš pradėjau, ta prasme, aš nenoriu, žinai, aš noriu, kaip, žinai, kaip galima žmonėms padėti, žinai, arba kaip galima tuos teigiamus dalykus. Iš karto pradeda aplinkai tave reaguoti, mano pusbroliai, žinai, pamatė, apie ką aš pradedu šnekėti, nes vis tiek tu pradedi šnekėti apie tai, ne, tu pradedi skleisti tą. Ir jisai sako, hei, yra tokia, žinai, filmas Secretas. Ir man, kai parodė Secretą, filmą Paslaptis, aš tiesiog, man ašo, žinai, rieda, nes visas tas per vaikystę, žinai, kur aš jausdavau kažkur tai viduje, visą tai, žinai, taigi čia, žinai, taip ir yra. Nes tam filme realiai pasakė vieną tokį svarbų dalyką, kad realiai, kad tai, ko tu nori, tu pritrauki, ne? Ir man kažkaip tas susijungia, kad rimtai, žinai, pagalvot, ką aš, žinai, ko aš gyvenime norėdavau, aš gaudavau, bet taip pat, ko aš nenorėdavau, aš gaudavau. Tai yra apie ką tu ne tai, kad galvoji, bet ką, žinai, kam tu duodi energiją, žinai, aš pagalvojau, rimtai. Aš, žinai, ten labai norėdavau to, žiūrėk, aš tai gyvendinau, žinai, ten tau gaudavau. Ir taip toliau atrodo, kad, ten nerealu, žinai, būdavo. Ir po to, ko nenorėdavau, irgi, žinai, gaudavau. Tai va, tas kažkaip man davė tokį, va, informacijos bent jau, žinai, kryptį. Ir aš ką padariau, pirmas dalykas, tai yra susirašiau visų žmonių tų, kurie Secret'e yra. Susirašiau, žinai, vardus, pradėjau ieškoti ir subscribinau jų visokius e-mailus, listus ir taip toliau. Ir, žinai, ten po kažkiek laiko, aš ten mane, žodžiu, supažinau su to Joseph McClendonu pirmas, bet toks John Assaraf iš to filmo, kur, taip pasako, kad aš tau, kur, sako, aš svajonį namą savo įsikėliau ir po to išsitraukiau tą vision boardą, kad man net namą. Tai jisai, žodžiu, atsiunčia e-mailą, tipo aš iš jo gaunu ir ten su tokiu Mike Phoenix, tokia studija, žinai, pasirodo, jie ten daro ir aš taip, žinai, jie čia daro tą, žinai, video ir aš noriu, toks ir piktis ir, žinai, taip toliau, bet mano tas sprendimas, kad negriaudžinai, ne kažkaip neigiamai, bet sakau, ne, aš suprantu, piktis čia viskas gerai dėl to, kad pavydas arba, žinai, baimė atstumtam būtų, kas, žinai, po to jau buvo įprastas man dalykas atpažinti, bet sakau, ne, aš noriu su jais dirbti, žinai, ir gavosi taip, kad aš ne iš karto į Facebooką susiradau Maiką, kažkaip, žinai, parašiau, tipo, hei, ten bandžiau iš karto, aišku, ieškoti, kur yra tas bendras ryšys, žinai, sakau, Josefas turbūt apie mane užsiminė, taip ir sakai, ten rodė kažką, žinai. Sakau, tai va, žinai, ten norėčiau, žinai, kažką su jums daryti, dirbti. Sakau, kaip tik turiu, žinai, ten 3 projektus, kuriuos reikia padaryti. Gavosi taip, kad aš po 3 mėnesių turėjau nuotrauką tokią pačią, žinai, kur buvo, jie filmavosi toj studijoj San Diego, aš turėjau ją. Ir po 6 mėnesių iš tikrųjų padarėm netgi interviu, video, irgi, žinai, kad lygiai toks pat buvo. Ir iki tokio, žinai, lygio, kad va tai va, staiga, žinai, viskas pasikeitė, kad atrodo neįmanoma, čia sunku, ne. Žinai, kad, ta prasme, ne, aš noriu, aš to noriu, aš ne, žinai, nes čia sunku, aš nenoriu, čia toli, žinai, čia tada, žinai, tos mintis tik... Kaip tu nenori ir kaip tu nori yra ta pati energija, to paties dalyko. Jeigu energiją matuoja, tai gausis. Na, ta prasme, noriu, tas pats, tai va, tokie, žinai, va, dalykai, kurie tiesiog... Ir kas įdomiausia, kad John Assaraf po to aš kūriau video, pasirodo jo namuose mano video, žinai, rodė ten, nes, kitokio, žinai, lygio. Ir po to išsiaiškinu, prisimenu tiksliau. Man teta, kai aš būdavau piktas, žinai, kai su tėvais visais problemos būdavo, man teta davė paskaityti šitos Lei House. Kur publishina visus tos Louis Hay. Pasirodo, žinai, kad Louis Hay ten tu gali būti laimingas ar kažką tokio, žinai. Ir aš po to išsiaiškinu, kad su visais žmonėm, kurie dirbu, žinai, arba publishinti Louis Hay, žinai, arba pasna, kad visa ta aplinka, žinai, kur aš dabar gyvenu, jinai yra būtent iš to, kur man, žinai, sunkiausiam akimirkom duodavo šviesą. Dėl to aš ir turbūt, žinai, kas aš turbūt ir susikūriau, kad aš esu tas laimės, sakykime, žinai, šviesos spindulėlis, kurį man davė, kaip aš buvau tamsoje ir aš noriu, žinai, kitiems žmonėms perduoti.
Ir dabar jaučiu, žinai, kad tai yra mano gyvenimo variklis. Būti šviesa kitų gyvenime, padėti tiem, žinai, kurie tamsoj, kurie irgi taip pat pasiklydė, kaip aš, žinai, išmesti iš tos sistemos. Kaip tu jautiesi, kai tai darai? Kaip, kad aš esu gimęs tą daryti. O kaip jautiesi, kaip apie tai pasakoji? Tai sakau, dabar pajaučiu, žinai. Aš matau, kad pas tavo kažkas dabar ten, Okay. Smagu. Žinai, tas ir yra, kad tu gyveni gyvenimą, tu žinai, įsiveli tos kasdienius rūpesčius ir po to ieškai kelio atgal, žinai, dėl to eini, bet turi būti atviras, žinai, visokiam interviu ar dar kažkas, nes tu nežinai, kada, žinai, tiesiog kada pasiruoši, kažkas tai susijungs ir tu bum, žinai, vėl jauti, kad va, tu esi tas, žinai. Bet tai tiesiog toks balansas gaunasi, nes jeigu iš vien tame sėdėtum, tu nesimokytum, nes tu turi augti irgi. Ja, čia ir yra tas, kad tu vieno vietu tu gali gilintis į kažką, bet tu turi vis žinai. Turi išlipti iš to rato, kaip sakyt, švarus, bet turi susipurvinti tam, kad žinotum, kaip reikia vėl. Klausyk, gerai, aš dabar prisiminiau kitą dalyką. Kokį patį, tokį, žinai, ne tai, kad kvailiausia, bet kvailiausia iš tos geros pusės. Vat kokį patį, nežinau kaip čia pasakyti, kvailiausią smagų dalyką esi iškrėtęs arba kuriame buvai pakliuvęs, tipo, situacija susiklostė. Iš tos pusės. Iš tokios, kur buvo fan, žinai. Buvo fan, padarėjai, šiaip iš šono galbūt kvailai atrodo, bet visai geras dalykas. Smagus buvo. Aha. Buvo toksai gyvenime, atsimeni? Kažkodėl man labiausiai įsimena, žinai, kas... Vat, pavyzdžiui, dviračių važiuojant, ne, man fainiausiai yra... Nukrist. Ne, tarp tos ribos. Man patinka tas, kaip, žinai, taip ne, prasilenkimas. Ir aš, pavyzdžiui, atsimenu, pirmas kartas, tipo, į Ameriką, žinai, važiuoti, Tony Robbinso, ten Business Masterį patį pirmą, suruošti, taip toliau šeštadienis. Ir mama paskambina, sako, pas tavęs pasas senas, tu negali važiuoti, žinai. Man panaši situacija buvo. Ir žodžiu, aš ten skambinu valandą iki ambasados susidarimo Londone, kur man tada sakydavo 2 savaitės minimum lauk, žinai, sakau, labą dieną, čia žinau, kad mano paskutinis bandymas, bet man reikia vizos į Ameriką, žinai, ketvirtadienį. Šeštadienis skambina, sako, gerai, atvaryk pirmadienį. Atvarau pirmadienį, žodžiu, ten suruošęs viską, žinai, nusifotografavęs pats sergantis, nusifotografavęs Photoshop'u pasidaręs tokią didžią nuotrauką, žodžiu, viskas, atvarykęs, ateinu, kosiu, žinai, kaip nežinau, kad, žinai, ir taip, jo, pizą gauni. Sako, ketvirtadienį, pirmadienį ateinu, ne, ketvirtadienį skrydis ir sako, taip, greičiausiai maždaug per 3-5 dienas pristatom. Pirmadienis. Ok, tai kaip tik atribos. Ir žodžiu, gerai, pasiemo. Trečiadienis neatvaro, nieko. O skrydis 10 ryte. Ir taip, trečiadienį, žinai, aš jau net nepakuojas nieko, gal 5 gal užmigau iš vis, net jokio žintuvo nieko, žinai, nes pasą neturiu, negaliu skristi, pasą paėmė, žinai. Ir kažkaip tai atsikėliau 8 ryte, skambutį, žinai, prikėlė mane į duris, atidarau, toks mėgantis. Sveiki, čia jūsų imkit pasas. Va, nežinau kaip, po 15 minučių sėdė oro uostas, taksi oro uostas, kokią 40 minučių realiai spėjau, man atrodo, iki check-in uždarimo apie 5 minutės kažkur. Žinai, ir skridau tada į Ameriką. Bet tu pažinai, kad man tokie įvykiai man parodo, kad, davai, jeigu nepasiseks, tai po to. Kalbėsim, kad nepasiseks po to. Bet aš, gerai, aš susitinku, kad nepasiseks, bet aš padarysiu viską, kad pažiūrėčiau, ar tikrai nepasiseks. Aš nenoriu vardinti, kuris tai žmogus sakė ir labai neišmėsiu net žodžių iš konteksto, tai panaši situacija, kai kas nors įvyksta blogus. Įsivaizduoju, kad mes, tarkim, esame, nežinau, komandos dalis, žinai, ir sako, ir tu esi šefas, aš esu pavaldinys, aš padariau klaidą, bet už tą klaidą, žinai, ir tu atsiimsi. Šiaip bet kokiu atveju, visiems bus blogai, dėl to, kad klaida bet kokiu atveju padaryta. Aš jau, žinai, visas, tu man sakai, klausyk, aš tave užmušiu paskui, dabar šitą sutvarku.
Nu, kai sutvarkom šitą, nu, faktas, kad niekas nieko neužmuš, žinai. Nu, bet tas užmušiu, žinai, yra tokių, tau vis duosiu vėliau, bet dabar šitą reikia sutvarkyti. Tai čia lygiai taip pat panašus toks, žinai, nu, blogai paskui, dabar. Daug kartų taip, žinai, tas įsivysto, kad, žodžiu, gerai, tavasme, tipo, nepavyks gerai, darau. Gerai, tavasme, nepavyks gerai, bet davai pažiūrėk, o gal vis to, žinai. Toks ir gaunasi, žinai, kvailas optimistas, nu, tipo, žinai, kaip sakyti. Žmogus, tipo, kuris, žinai, vienintelis vos nedarys, kaip visi kiti sako. Ok, bet Ramūnai, čia yra toks, nu, kitas terminas, dėl toks yra motyvuotas idiotas, kuris žino, kad, jis net nesupranta, kad pavyks, nepavyks, jis tiesiog eina ir daro. Bet tu nekalbėjai apie šitą dalyką, tai yra suvokiami. Jo, tai čia aš kaip tik, buvau, kai Dalas'e dabar buvau, Tony Robbinsas buvo ten gyvai. Ir jisai labai, žinai, tokį vardino, aš sakau, atsimenu gerai, bet man kažkaip įstrigo šį kartą labai. Kad sako, 80% yra psichologija, 20% yra taktika. Ir jeigu tu 80% psichologija viskas sutvarkyta, bet taktikos neturi, tu, sako, atrodo, žinai, kaip višta su nukišta galva, žinai, lakstai, žinai, viskas fainai, bet nieko nepadarai. Ir aš, žinai, galvoju, pas mane, aš psichologijos tada neturėjau, kai aš, žinai, sėkmės norėjau. Taktikos visiškai nebuvo, bet jeigu būtų psichologija tuo metu, žinai, kad tipo, užsivežęs ir taip toliau, žinai, kai tu taktikos neturi, tu tokių nesąmonių gali padaryti, nes tu bandai viską, žinai, taip yra, žmonės. Ir daugelis žmonių, žinai, to vat nesupranta, kad tai yra viskam, prasme, taktika tai yra keliai, kurie yra praminti, žinai, kuriais gali eiti. Žinai, čia tas pats kaip, aš važiuodamas, prasme, aš noriu išmokti, pavyzdžiui, ant vieno rato, ne, tai aš galiu pats mokintis, ką aš dariau, bet po to, kaip neseniausiai čia žiūrėjau video savo, žinai, peržiūrinėjau ir pamačiau, kad kaip filmavo, žinai, kaip greitai žmogus, Virginijus Žukauskas, su kuriuo mes darėm tą motociklų mokyklą, ten tos motociklų, žinai, filmavom visokius video, kuris stanteris, pats pirmas Lietuvoje, žinai, pradėjęs ant vieno rato visokius triukus daryti. Jisai man parodė, žinai, kaip su dviračiu. Parodė, sako, žinai, ten tą blogį, tą darai, žinai, iš karto, aš ten 2 metus, žinai, bandau kažką kelti, tai jis man tik parodė, žinai, iš karto, tu, žinai, iš karto visai kitaip viskas. Ir tokiais būdai, žinai, supratau, kad jeigu tu tos taktikos neturi, jeigu tu nesupranti, žinai, kaip viskas veikia, tu labai, nesąmonė gausis. Ir mano pagrindinis dalykas, ką aš darydavau su visais tai žmonėm, su Wall Street'o vilku, net pradėjau dirbti, siūsdavau medžiagą, aš prašydavau, kiek turi tik tai atsiųsti, žinai, mokymus duokit viską, žinai, aš siurbdavau. Man video dėl to įdomu, aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad dabar video man neįdomu pradėjo daryti, nes aš jeigu neaugu, man čakit viskas, pamiršk, man neįdomu tą daryti. Dėl to aš turiu susirasti žmonės, kurie tą daro už mane, nes jau, kol tai yra man valgis. Bet čia ir yra sąlyga, kad tu augtum. Jo, dar reikas, aš neatsimenu kuris, bet jisai vienas iš tokių labai įdomių frazių tokia pasakė, jeigu jauti, kad jau yra komforto ta būsena tavo, kad tau patogu, nesvarbu kas tai būtų, ar ten tavo darbė patogu, ar šiaip gyvent patogu, sako, pakeis gyvenamą vietą. Bet tai ne tai, kad į kitą laipsnį, žinai, šiaip gyventi. Tu matęs tą video, kur man atrodo kažkoks tai rabai, kur pasakoja apie vėžio istoriją, kur kaip vėžys auga. Ne, kad vėžys yra, kai vėžys atsiranda, jisai turi kiautą, kuris neauga su juo. Ir žodžiu, kad vėžys auga ir jisai pradeda nepatogumą jaustis. Ir kad jisai išaugtų, jisai turi nusimesti tą kiautą, ir papačia naujas būna. Ir jo šitos, ir jo augimo kaip ir motyvacija, esmė augimo yra nepatogumas. Kad jisai, žinai, kai jam tik nepatogus, žino, kad turi keistis. Ir sako, žinai, geras, sako, jeigu šitas vėžys turėtų psikologą arba, žinai, daktarą, jis jau, žinai, niekada neužaugtų. Nes, sakytų, žinai, man labai nepatogu, man labai blogai. Išgerk vaistų, žinai, va čia tau, žinai, einam, bet pamedituosim ir taip toliau, kad yra, žinai, reikalauja gyvenimas iš tavęs augimo ir tu turi priimti tai, nes tai yra natūrali tavo tėkmė. Bet kai tu, žinai, kaip sako, kad man vienas toksai, šiaip yra trys žmonės, kurie mano psikologijai sudarė yra, iš kalbėtojų, iš tų visų, tai yra Abraham Hicks, kurios paremta iš tikrųjų Secret filmas, ten yra mokymai, Alan Watts, kuris jau seniai miręs, bet jisai vienas iš... Bet ten nuratas filosofijos. Ir kuris man iš tikrųjų
pirmas, kuris padarė tą konstruktyvę tą balansavimo sistemą, padėjo suprasti, tai yra toks John DeMartini iš Secret, irgi radau aš. Ir žodžiu, apie ką prieš tai kalbėjau? Apie vėžys, bet dar kažkas. Kaip sunkumais turėjai, kad nežinau, kurio tu dalykai. Žodžiu, kad sako, įsivaizduok, kad tu šoki, tu paleistas esi arba metomas esi nuo didžiulio skardžio su akmeniu, šalia, ir tu bandai įsikabinti į akmenį, galvodamas, kad tai skels kažkokį tau saugumą. Ir jis sako, jeigu pagalvojus, tai mes esame ant to akmenio. Mes skrendam kosmose, žinai, nežmoniškais greičiais, kur nežinai, kas atsitiks, tu realiai, tu esi jokio saugumo negali, žinai, būt, bet kažkodėl kabiniesi į tą gyvenimą, bandai, žinai, kabintis kažką tai, nors tu visiškai esi out of control. Ir kai tą supranti, tada nustoji kabintis. Kai supranti, kad tai tau visiškai nepadeda, tada nustoji kabintis, bet kai pažiūrėsi, ką kiti žmonės darosi, jie bando, žinai, jeigu aš gausiu pinigų, aš būsiu laimingas, žinai, jeigu aš tą darbą gausiu ir pradėsiu tą daryti, aš būsiu kažkaip laimingas. Ir tu supranti, kad ne tame, kad tu turi leisti, žinai, tavo yra gyvenimo tėkmė kažkokia tai, ir tu turi leisti tam gyvenimui, nes tu esi viso to dalis, tu turi leisti jam per save eiti ir, žinai, adaptuotis labai greitai. Darvinas, man atrodo, kas ten sakė, kad jeigu revoliucija, kas ten, kad po ne kokie protingi, ne kokie stiprus, bet kaip greitai gali adaptuotis pokyčiams. Priminė. Čia bet out of topic, galbūt bus karikatūra tokia buvo, žinai. Darvinas, toks seneliukas nupieštas, už grotų sėdi bežiom, gorila, žinai, jisai tą evoliuciją, kad čia mes iš tenai įsivystę ir sako, klausyk, aš su šitais nieko bendro neturiu, įrodo, žinai, žmonės, kurie kariauja, alkoholis, narkotikai, sako, klausyk, aš su tais nieko bendro neturiu. Jo. Jeigu kalbant apie kodėl šitie visi karai arba kodėl tos problemos kyla, tai pas mus toks yra įdomus dalykas, kad mes vieninteliai gyviai, bent jau, kurie tokie labiausiai jaučiame, esame aplinkos dalis didžiulė, bet kaip tik turime tą savo, žinai, pojūtį, kad tas taškas, pro kurį žiūrime, arba toje vietoje, kur mes esame, kad esame sąmoningi, kad, žinai, turim kažkokią įtaką, arba kad suvokiam, kad egzistuojam. Ir tada gaunasi, kad sakykime, jeigu įtempi save, pasipriešinimas, tu jauti, kad tu, žinai, tu atsipalaidavęs, tu bango, žinai, tada tu kaip ir jautiesi, kad viso pasaulio esi dalis, bet kai tu įsitempi ir priešinį, žinai, atsitrenki visur, žinai, toksai, tu jauti, kad tu egzistuoji. Ir tas įtampa yra tas ego vadinamas, nes tu jauti, kad tu egzistuoji. Ir tada norisi dar labiau egzistuoti, žinai, ir kokia, žinai, pagalvok apie Trumpą, pavyzdžiui, žinai, kokia yra, kad, tipo, aš pasakau, žinai, tu jauti tada, kad tikrai tas taškas, kuriam gyveni, yra visas tas, ir tas, žinai, veža žmonės kažkodėl tai, bet veža, kad, wow, žinai, aš egzistuoju, aš kažkas esu, žinai, ir tada noriu pasižiūrėti, kiek tas aš, arba noriu, kad matyti, kad visas pasaulis esi tu. Ir dėl to, žinai, bandai visą pasaulį įstatyti taip, kaip tu nori. O kiek tu bandai kontroliuoti tai, kas vyksta tavo, gyvenime? Kiek tu kontroliuoji, kaip to atrodo? Šitoje vietoje filosofija patinka Alan Watts, kas sako kvėpavimas, žinai. Sako, įkvėp, sulaikyk. Ir kiek tu kontroliuoji, žinai. Tai yra, kad tu, kaip ir, sakykime, aš kontroliuoju, žinai, kuo aš labiau stengiuosi tave, pavyzdžiui, kontroliuoti, aš labiau kontroliuojamas esu, nes jeigu, žinai, aš tave noriu kontroliuoti, aš kontroliuojamas esu tavo reakcijos į mane. Tai, žinai, gaunasi, kad tiek ir tu kontroliuoji, ir tave kontroliuoji. Kad nėra tokio, žinai, ryšio. Bet tu pagauni, gyvenime, kad lyg nori kontroliuoti, paskui saugiai palauk. Čia jau nebe aš kontroliuoju mane. Jeigu nesigauna ypač, tada jau mane pradeda kontroliuoti. Ir tas toksai sąmoningai dar vyksta, ar nesąmoningai vyksta, kad, tipo, paleidžiu, toks, žinai, kaip viskas vyksta tokiu. Čia suvokimas yra tas, žinai, kaip tas kubas yra, kur nupieštas kubas ir tu matai tik tai vieną dalį, ne? Bet lygiai tas pats su ta sąmonė, kad tu realiai, tu gali suvokti, bet iš tikrųjų nematai, kad tu nematai, kad tu kontroliuojamas ir
Ir tu kontroliuoji, ir tu kontroliuojamas. Esi to nematai, kad vienas ir tas pats. Nes jeigu tu nori kontroliuoti, tu turi būti kontroliuojamas. Čia tas pats su vaikų auginimu. Tu galvoji, kad reikia juos pakontroliuoti ir tada, kai nebesikontroliuoja jie, supranti, kad jau nebe tu kontroliuoji, jau tave kontroliuoja. Gerai, tai čia filosofiniai dalykai, ne? Dabar man labai patinka. Jo, aš žinau. Dabar apie kažkas gal turės klausimų tokius paprastus. Jo, pasižiūrėsim, paskui aš dabar nespėjau čia žiūrėti per visur. Jeigu tau reikėtų nupiešti, ne tai, kad nupiešti, užrašyti arba duoti tokį patarimą, bet ne kitiems savo, ką tu savo patartum? Kokį patarimą duotum susijusį su laime? Žinau, neturiu. Neturi? Kažkas grėžia. Gal jau laimė. Gal sakoma, žinai, šeštąjį rytą. Kontroliuoja. Bet šis, čia yra, žinai, tas, kad jeigu aš pagalvočiau, sakykim, tokį klausimą užduočiau, ko aš noriu iš savo gyvenimo, ne? Ir tada supranti, kad, laimė tipo tada būtų, kad aš kažkur tai turėčiau vietą, žinai, arba kažkur, žinai, pradėčiau jaustis, kažkurioje tai lygtai, žinai, kitur negu čia esu. Ir žinai, tada galvoju, gerai, kas ta laimė? Kas ta laimė? Tai yra geras jausmas. Ne? Tai jeigu, žinai, aš esu kažkur tai užsipalinęs ir, žinai, ir ieškau sprendimų, ir aš žinau, kad augu, man čia yra laimė. Tu užsiminė apie vieną filmą, aš nežinau, tu nematęs kitą, mes čia su savo agentim komanda žiūrėjom tokį, kaip Hektoras laimės ieškojo. Nežiūrėjai filmų šitą? Jeigu kada turėsi progos, tai pasižiūrėk ir ten ir suvardintas toks labai patikęs dalykas buvo, kad laimė tai ne vien tik tas, kas yra gerai. Laimė tai apskritai viskas. Ir tavo vardintas ta moneta, žinai, ir viena ir kita pusė, kad tai yra viskas. Ir kai tu visą tai išgyveni, ten ir tu jautiesi kaip vėjas, žinai, į visas pusės gali tada lakstyti. Ir tada tu supranti, kad vyksta viskas. Ir kai vyksta viskas, tu gyvas, tu gali reaguoti, tada tu esi laimingas, žinai. Ir tada toksai suvokimas, kad laimė tai čia nėra kažkokia siekiamybė, laimė tai nėra tai, ko mes ten einam. Čia yra sąlyga, tu privalai būti laimingas. Čia yra tavo pareiga. Čia yra tavo pareiga. Nes jeigu tavo pareiga nebus būti laimingu, arba būti nelaimingu, tuo labiau tai bus. Aš galiu pasakyti, kas yra, bent jau mano supratimas, kas yra nelaimingas, arba kodėl to nelaimė yra. Kas yra laimė ir nelaimė. Nelaimė yra visą laiką, kada tu priešinės tam, kas egzistuoja. Tu priešinės viskam. Tai yra tas resistance yra nelaimės priežastis. Nes tu tada sakai, kad čia, kur esu, arba tai, ką aš darau, arba tai, kaip vyksta, nėra gerai, ir tada tu bandai kažkaip pakeisti ir priešintis, žinai, natūraliam. Kai tu išmoksti priimti tai, kaip yra, žinai, man šiandien blogai. Blogai. Ir tu, blogai, ir tu jame tu atrandi visame tame laimę, nes tu nesipriešini tai natūraliai eigai, žinai, kaip, saulė dar, žinai, žmonės per lietų sugeba labai laimingi būti, žinai, kiti, jeigu nelyginsi, tai šitas dabar oras koks yra. Nes dabar jo, tas yra, kad priešimo nėra, nes tas yra, kad dabar yra taip, kaip yra ir niekaip negali būti, kodėl tu turėtum priešintis tam, tu turi rasti būdą. Ir man patinka dėl to kovos menai, yra dėl to, kad, pavyzdžiui, aš Vinčium, kaip Bruce Lee ir kaip Manas, ir tenai tas yra didžiausias principas, aš kiekvieną kartą, žinai, ateinu ir labiausiai man padeda irgi gyvenime tą supratimą turėti, kad kaip pavyzdžiui, merginas sukūrė šitą kovos meną, bet Vinčium ir buvo. Ir žodžiu, kad kaip jinai, pavyzdžiui, mergina prieš didesnį, žinai, galėtų, jinai negali priešintis jėga, nes tiek neturi. Reiškia, jinai turi išmokti apeiti, žinai, ir toliau. Ir pas mus, pavyzdžiui, yra tas, kad jeigu tik tave, žinai, puola, tu negali priešintis, nes tu turi leisti tai, žinai, energijai, kažkur nukreipti. Ir tas ir yra, kad nėra, žinai, nėra vietos, kur tave galėtų, žinai, pulti ir negalėtum apsiginti.
kad to pasipriešinimo, nėra, kad visur reikia leisti, kad nesistengti užblokuoti. Ir kiti, pavyzdžiui, ateina naujokai, šakės, kaip, visi įsitempia, visi, ten, ta prasme, laikai ranką ir laiko, nes jis viskam priešinasi. O, o tu ateini, tavo vos net, rankos tokios, visokios tokios, ir tu atsipalaidavęs, būna, tu visai kitaip, matai, bet, pavyzdžiui, ateina koks aukštesnis meistras, dar kažkai jauti, kad, pradedi, čia jau greitai, bijai ir taip toliau, ir tu pats jauti, kaip įsitempi, bet kai tik įsitempi, iš karto pajauti, nes jisai, duoda tas ir, labai, ir čia, kaip pavyzdys, galiu parodyti vieną, tokį, sakykime, jeigu tu mane, jeigu aš įsitempęs, ir tu mane pastumk ranką į šoną, vis stipriau, ir aš įsitempęs, o kai laisvai, bet, ta prasme, ir yra, kad kai tu atsipalaidavęs tavo, čia, pavyzdžiui, irgi atsipalaidavęs, pas tave, rankos stumia, ta prasme, rankos taip vaikšto, taip toliau, tai čia irgi tas pats, kad jeigu stumia, tai tave, stumia ir gaunasi, kad, inicijuoja, ir tokie principai, ir kažkaip, tai yra natūraliai su tavo supratimu viskas fiziškai padeda suprasti ir susidėlioti. Gerai, žiūrėk, jau klausyk valanda beveik. Dar keli dalykai, kuriuos aš noriu pasiklausti tavęs ir tai būna gal kažkoksai tavęs tam tikras pasidalinimas su kitais, kurie ar tai dabar žiūri, ar tai kažkada tai vėliau žiūrės. Tu užsiminei apie tą, tarkim, receptą, bet tavo ir tavo aplinkos, tavo mylimų, artimų žmonių, jūs turit savo kažkokį, receptą, ritualą, kaip kuo daugiau šalia žmonių, kad jie būtų laimingi. Kas turi vykti? Tu su šeima, ar ten su draugai, ką jūs tokio turi daryti, kad jūs būtumėt laimingi? Kažkokį receptą, arba bent jau koks, kad nes, kai nesistengi, tad dažniausiai. Bet matai, jeigu tą žinotum ir darytum tą tiesiog dažniau, ir tada rastųsi dar kažkokių kitų naujų, bet tu dažniau to būseno ir būtum. Daugiau tas procesas ir vyktų. Gal tu turi tokį, jeigu gali prisiminti. Tai aš gal pasakysiu iš tų žingsnių, ką bent jau, sakykime, visą tai pasąmonės lygmenyje vyksta, dėl to gal negaliu įvardinti, bet galiu pasakyti, iš kur tai atėjo, kaip susidėlioja yra, kad kiekvienas žmogus turi vertybės. Jeigu paimtum viską, aplinką, kiekvieną objektą, jis būtų sudėtas maždaug svarbiausi dalykai ir mažiausiai svarbiausi. Čia daugiausiai energijos, daugiausiai laiko, visko yra kuo daugiau, čia kuo mažiau, tai reiškia, čia svarbiausi dalykai. Ir jeigu tos yra vertybės puoselėjimos, arba žmogus mato, kad yra puoselėjimos tos vertybės, jisai atsiveria, jisai jaučia, kad auks ir tam atsiveria ir to nori, energijos atsiranda visko, žodžiu. Ir jeigu aš turiu savo vertybės, kitas žmogus turi vertybės, aš iš tikrųjų turiu sujungti, kaip sakykime, jeigu jinai kažko nori, ar ten jai patinka gėlės, ar nežinau, ar kažkur nuvažiuoti, ar atsipalduoti, ar kažkaip, aš turiu matyti, kaip, jeigu nematau, man sunku, aš nenorėsiu to daryti. Aš dėl to turiu išmokti sujungti, kaip tai, ko jinai nori, kaip tai man padės. Nes galų gal visi esame egoistai, visi savo vertybėmis vertinam. Kai tik tai žmogus nustoja mūsų vertybės puoselėti, arba mes nustojam matyti, kad jis puoselėja, mes iš karto jį pastatom šalia kitų ir tada kitiems žmonėms galimybė yra ateiti į mūsų gyvenimą. Ir kas čia ir su klientais, su visko yra, kad kuris užpildys šitas vertybės labiausiai, arba kuris pateiks, kaip užpildo vertybės labiausiai, tas visą laiką bus žmogus aukščiau tam žmogus svarbiausias. Tai su aplinkiniais aš, sakykime, su šeima irgi stengiuosi, net nesistengiu, bet darau, kad žiūriu į kas atsitinka, sakykime, kokios reakcijas, visą kitą, ir tada ieškau, kurioje vietoje, sakykime, aš galbūt nemačiau, arba kurioje vietoje neigiamai, sakykime, ar ten kažkaip dėmesio nerodau tą kažką, tada, kaip aš save galiu prisiversti, ką daryti, Bet aš turiu irgi tai, kad tai man nauda yra irgi. Tu mano svarbu, aš dažnai jungiu, tai yra tiesiog,
Ir sakau, čia tie patys principai yra tiek darbe, žinai, kažkur tai, kad yra kompanijos vertybės ir yra darbuotojų vertybės. Jeigu tu nemokėsi sujungti, žinai, žmogus sunkiai matys, kodėl jis čia turi kažkam daryti. Nes jis nori, žinai, sakai, jeigu kompanijos vertybės bus užpildytos, tai per tavo vertybės taip bus užpildytos. Tas žmogus, jo, aš noriu kompanijai padėti sėkmingai, nes taip man. Tai va, toks yra pagrindinis dalykas ir aš šiaip draugų, kaip keistas skamba, bet aš draugų kaip ir neturiu. Pas mane yra žmonės, su kuriais aš bendrauju aplink pasaulį. Ta prasme, tas pats Russellas, tie patys, ta prasme, yra Lietuva, tik skirtingų žmonių yra. Bet pavyzdžiui, čia pas mane, žinai, nėra to, tu mano draugas ir mes turim susitikti, bet aš, pavyzdžiui, čia laikau, žinai, labiau draugystę, nes man čia, pavyzdžiui, aš čia kalbu apie tai, kas man yra svarbu ir tai yra, kas, žinai, žmonėms svarbu. Tai yra tas saulė, spindulėlis. Ir man, aš iš šito gyvenu, žinai, aš kuo stengiuosi, kuo daugiau, bet sujungti tik tai, kas svarbu. Nes, žinai, aš čia irgi nepersiniausiai galvoju, taip kažkaip, tiesiog mintį, žinai, plaukia ir galvoju, ant kiek, žinai, tas mūsų gyvenimas visas paverstas kažkokiu cirku, tai yra, kad tu, žinai, gyveni ir tu realiai labai mažai laiko, tu iš tikrųjų darai, kas tau tikrai svarbu ir kas tau patinka. Tai yra, kad žinai, yra tam tikri ten įsipareigojimai, santykiai, žinai, kažkur, kur turi vis palaikyti, žinai. Bet tai nėra galbūt, žinai, pats. Bet jau čia rezultatas. Bet turiu omeny, kad jeigu, taip, žinai, pagalvodom, tu realiai turėtum, jeigu tikrai būtum išvežę, žinai, būtum, sakykime, nežinau, kaip Dalai Lama ar dar kažkas, tavo visas gyvenimas sudarytas tik tai iš to, kad taip darai, kas tau yra vos ne aukščiausias, žinai, tikslas. Tai prasme, kad, žinai, netgi ten visokie, jeigu tau nepatinka ruoša, kažkas kitas turėtų rūpintis visiškai. Tai prasme, kad nėra tos, žinai, jeigu tu tikrai užsivežęs ir tikrai tavo gyvenimo tikslas yra vien tik daryti tai, kas tau labiausiai svarbiausiai širdies, tai tu darai tik tai, kas tau yra svarbiausia. Kiekviems žmonėms yra šeima, žinai, tas buitis ir taip toliau. Kiekviems žmonėms yra keliauti aplink pasaulį ir neturėti visiškai, žinai, buities jokios. Bet, ta prasme, kad jeigu, tu turi pasižiūrėti, kas tavo viduje, bet mūsų sistema tokia yra, kad tu, nežinau, 80% laiko nesi 100% savimi. Aš turiu gerų naujienų tau. Tau, man, bet kuriam kitam žmogui, gal tai yra padaryti ar lengviau, sunkiau, čia kitas klausimas yra, bet aš žinau, kam lengviausiai tai bus galima padaryti. Niekui. O tavo vaikui dar tą galima padaryti. Tu jau turi tam tikrą istoriją, žinai, kurią tu turi sekti, paskui ten, žinai, yra tam tikri įsipareigojimai, dar kažką, klaidų pataisymas tų anksčiau, kada buvo, žinai, padarytos. Bet mūsų vaikai dar jie šito gali išvengti. Ir mūsų pareiga tą padaryti. Aš kalbu, kad ir apie save, apie tave irgi galima, žinai, pasirinkti, bet tiesiog, kad mes įsipareigojam, žinai, mes priimam tai kaip lygtai, žinai, normalu, bet dėl to, kad mes visą gyvenimą tą patys matėm. Tai taip, tas ir yra, jau mes turim, žinai, savo kuprą. Bet niekada nežinau. Aišku, ne. Bet kada, žinai, gali visą tai paskirsti, bet kaip čia aš dabar, žinai, šeima vis tiek, kaip čia dabar, žinai, o kaip čia būtų, jeigu aš keliaučiau po visą pasaulį, kaip vaikai ir taip toliau, bet aš, žinai, aš pas mane pastebėjau toks vienas svarbus dalykas, kad tu turėtum gyvenimą, kurio nori, sakykime, kad ir su šeima, žinai, pilna vertė, tu pirmiausiai turi save pastatyti savo vertybės, viskas, kas tavo svarbiausia, aukščiausia. Ir tu turi daryti bent jau, žinai, sakykime, skirti savaitę, mėnesį, žinai, kad ta prasme, hebra, žinai, ten pyksis, dažnai pyksis, bet ta prasme, aš dabar man mėnesis, žinai, bus čia vos ne kaip dieta, ne, kad cukrus nevalgys ar dar kažko, bet ta prasme, štai mano, žinai, mėnesis, aš turiu, žinai, tam skirti visai save. Pykit, nepykit, bet tu turi, žinai, ta prasme, tu turi atsisakyti kitų aplinkinių nuomonės, kad tu pilnai, nes kai tu pilnas pasijausi, žinai, visiškai pilnas, tu užpildysi, žinai, gausi tu iš tikrųjų, kas tau svarbiausia ir tu pamatysi tada, kas tau taip pat yra svarbu, žinai. Tai reiškia, gaunas pirmiausiai, žinai, eini vienas, žinai, tą pilną patiri ir tada pastebi, pradedi matyti, žinai, ko tu iš tikrųjų nori ir tada kaip ir grįžti, bet tu visai kitoks, žinai, grįžti, kad ir į tą pačią buitį. Ir labai Sean Watts patiko, sako, klausia kažkokio, tai, žinai, ten šventuolio, protinguolio, žinai, kažkokio nušvitusio žmogaus, sako, žinai, o kaip gyvenimas nušvitus, taip yra, sako, it's just
angliškai dabar neatsiminsiu, bet žodžiu, tipo, lygiai, sako, viskas lygiai tas pats kaip ir, žinai, kaip ir... Nenušvitus, bet lygiai tokia pati kasdienybė, tik tai 2 centimetrais virš žemės. Žinai, kad tas nušvitimas, žinai, tas dalykas nėra kažkoks tai, kad tu ten, žinai, jau štaiga, žinai, nerealus žmogus ir ten kažką, žinai, nerealaus darai. Svetame, kad tu jautiesi nerealiai. Tu ateini, žinai, kavą geri, ne? Kavą arbatą geri, tau, žinai, vos ne čia yra ten, žinai, didžiausia palaima, arba tu, žinai, kaip sako, žiūri, žinai, į arbatos puodelį, matai visatą tenai. Bet tai nėra kažkoks tai, wow, kebra, aš įstoju, žinai, no limits, fuck limits ir taip toliau, žinai, visokie konferencijos, tavasme, vaikštai seka tave, ne, esmė yra, žinai, kad tu tiesiog suvoki. Bet irgi, kad tas suvokimas, jeigu tu, žinai, nušvitęs esi ir tu galvoji, kad kažkoks esi kitoks, jeigu tau tai vyksta, reiškia, kitiems visiems žmonėms vyksta. Tai reiškia, kad visi tokie patys yra, kaip tu, žinai, nušvitę, tai kuo tu esi ypatingas, žinai, kuo tave reikėtų garbinti, žinai, kuo tu kitoks. Tu tik tai, žinai, pamatęs savo, visų aplinkinių, iš visų aplinkinių, kurie gali tą patį patirti, tu tiesiog patyrei, ką, žinai, daugiau, sakykime, negu visi, bet visi tą patį gali patirti, tai kuo tu ypatingas. Žinai, kad kažkaip save aukštytum, žinai, arba kad čia sakytum, aš laimėjau, žinai. Gerai, tai tu jau tais 2 centimetrais up, ar dar... Šakinėdamas. Žuginėjant, ne? Okay. Gerai, pabaigai. Tavo... Toksai, užuot. Aš netoks, bet toks pašakinėdamas. Ok. Ramūnai, pabaigai tą pačią. Ko tu daugiau gyvenime nedarytum? Čia bus 2 klausimai. Pirmas iš jų, ko daugiau gyvenime nedarytum? Labai sunku, žinai, kai išmokti balansuoti viską. Ko nedaryčiau? Nu, tu gali nepasakyti. Gerai, aš pasakysiu. Tu esi buvęs vienas. Ko aš nedaryčiau daugiau, tai yra negyvenčiau tamsoj be galimybės išeiti į šviesą. Tai yra, kad nugyvenčiau gyvenimą, žinai, ir arba pačioj pabaigoje arba iš visas, žinai, nustočiau žiūrėti kiek įmanoma šitam gyvenime patirti, žinai, visko. Iš tos pusės. Okay. Manau, tai yra svarbiausia, nes, sėdėti šiknoj, sėdėti tamsoj yra tiek pat reikia pastangų, kad pasiektum kiek tik nori, kad, žinai, įgyveni svajonės. Tie žmonės, kurie dabar daug ko nepasiekė, kur sėžinai, aš netgi video norėjau padaryti čia nepresniausiai. Fuck! Rimtai, žinai, tau pasakysiu. Vakar rašau žinutę, čia kažkas žiūrės, tai nieko tokio, bet tai parašiau, žinai, tą video ir rašiau, kur e-mailą tą gavai, kad ypatinklį rinkodarai turi sistemą, žinai, kur padeda gauti klientų ir šitų lyderių. Ir parašo kažkas, žinai, man čia per brangu, ar galėtum tam padaryti, žinai, kad per 12 mėnesių mokėti, nes aš labai mažai gaunu iš pašalpo, žinai. Tai aš parašau laišką, sakau, gerai, žinai, aš galėsiu tau padėti, žodžiu, duosiu, žinai, kitus, šitų neduosiu, bet kitus mokymus, žinai, duosiu, kurie tau padės, nemokamai, štai linkas, žinai, ten nusiregistruok, suteiksiu, bet taip pat pabaigai, bet turi man parduoti, žinai, kodėl aš tau turiu duoti, žinai, kodėl aš tau šitus mokymus, žinai, turiu duoti. Ir rašo, what the fuck, nors nusiraut plaukus. Sorry, kad, labai gaila, kad atsakymas ne sėkmės. What the fuck? Kita irgi čia, žinosi, irgi, kur rašo. Sako, reikia Facebook, žinai, pagalbos, ten, žinai, kažkas pasimetus, kažkaip,
parašau, tipo, nes žinai, aš noriu padėti, taip toliau, žinai, bet sakau, žinai, parašau, tipo, su manim yra sunku, žodžiu, aš daug reikia kantrybės ir taip toliau, sorry, sakau, mano sąlygos yra, žinai, tokios, kad turi norėti, žinai, užsivežęs ir taip toliau ir padėsiu. Parašo, ai, labai gaila. What the fuck? Ta prasme, what the fuck? Rimtai. Štai tau mokymai, parduok man, kodėl aš tau turėčiau duoti šitus mokymus. Sorry, gaila, kad atsakymas ne. What the fuck? Rimtai. What the fuck? Žmonės. Ei, aš tau padėsiu, bet su manim turi būti užsivežęs ir taip toliau, aš tau pilnai padėsiu, bet tu turi užsivežęs ir taip toliau. Sorry, dėkui. What the fuck? Rimtai. Ar aš debilas, ar kas čia yra su pasauliu? Tai aš atiduosiu visus tos mokymus. Vienintelį dalyką reikia padaryti ir pasakyk, parašyk video, kodėl tu nori. Sorry, per sunku negaliu. Sorry, aš dar nepasirengęs. What the fuck? Okay. Oi. Ir čia yra iš to, valandos irgi, kad, žinai, sako, kaip Tarzanas, ne? Kad kai jisai nuo medžio ant medžio varo, jisai turi pasileisti vienu momentu, jisai turi, žinai, arba pasileisti nuo tos virvės visiškai, arba tiesiog, žinai, paleisti. Bet kažkodėl, aš daugelis, aš atsimenu, Saulių Bagdonas, jisai mane užmuš, bet nieko tokio. Dabar, viskas gerai, motivacija, viskas gerai, motivacija, tas liam, pats pasikvietė mane į šitą, į One Parką, ir bliam, pusę valandos stovėm paprasčiausiai, žinai, traukėmės. Yra video, žinai, kur šuok! Žinai, tas, aš susikaupsiu, šuok, bliam, šuok! Yra video geras, bliam, Sauliau, sorry, bet, žinai, bet tai man kečiausiai buvo. Aš ten, žinai, vos ne, kai tu esi saugus, tu ten gali, žinai, pasileidęs, aš ten vaikštų, žinai, atsipūdęs, nes saugu yra saugu, ne? Sakykime, bet, bliam, saugu. Kad... Ai, čia palauk, to, kur... Ne, ten, kur yra tiesiog pasiemi, žinai, vieną įsisiubuoji, peršokim kitą, tada kitą įsisiubuoji, tokia vieta, žinai. Bet sakau, ten yra video, aš gal netgi Saulė, jeigu leisi kada nors, tai, žinai, iššoksiu, bet... Leis. Pusę valandos. Šuok! Aš jaučiu balsas jau. Šuok, davai, 1, 2, 3, šuok! Žinai. Bet, čia, aš tik tai, kad atsimenu tą labiausiai, žinai, kad taip žmonės yra, kad... Atsimenu, man momenteitą, kur buvau Dalase, kur nuvariau po Tony Robinson, tai nuvariau, žinau, kur tas. Ir aš žinau, kad man, aš šikų į kelnes kaip turi būti. Ta, žinai, kur kritimas buvo. Šikų į kelnes, nes aš matydavau ir taip toliau, bet aš, žinai, davai pažiūrim. Ir aš dėl to pasirinkau tos du, kad vienas buvo, kur paleidžia tave grinai, bet be nieko, ne? Ten, žinai, kaip užkelia tave, tai eik tu šiek rimtai. Koks ten aukštas buvo? Ten buvo 40 metrų. Okay. Ir paleidžia tave, grinais kritimas. Ir, žodžiu, tą paleido, žinai, viskas gerai ten. I fucking did it! Ir girdisi, žinai, reikėjo. Ir kitas dalykas, norėjau šokti šitą su bungee jumpingu, žinai, nes aš norėjau po vieną, kur tave ten pririša ir tave paleidžia be nieko, ne, tai vienas dalykas, bet kai tu pats turi žengti, žinai, kitas. Ir aš tą bungee jumpingą atsistoju. Ir aš, žinai, jau galvoju, darysiu, tipo, priekinį saltą, žinai. Ir stovi, žinai, ten širkos susikaupi, nes tu žiūri, žinai, atrodo ne aukštas, bet žiūri, ten ta pagalbė yra ir pririštas, žinai, toks, tu pats turi nužengti. Ir aš taip, gerai plaukit, hebra, kokias 5 minutės, žinai, kaupiuos, nes aš noriu suvokti, žinai, tą pajausti, tą, žinai, kiek visko vyksta, kad galėčiau šok, žinai. Ir aš taip jaučiu, kad, žinai, kuo toliau tuo, žinai, kaupiasi. Ir aš toksai, viskas padarysiu, žinai. Taip, ir mano žinai, oh yeah! Ir žinai, oh yeah! Oh no, fuck it, Ir dabar žinai, kad taip, oh yeah! No! Ir dabar žinai, supranti, žinai, kad aš užsibežęs, aš darysiu ir taip toliau, ir taip, yeah! No! Tiesiog matosi, žinai, vietoj sąžinok, bum! Tai man iš to pagrindo yra. Okay. Sako, Dauma, mikrofas jūsų off. Ei, mano mikrofas off. Gali būt, kad visą laiką transitavau. O, blin. Nu gerai, žodžiu, bent jau pasibus.
O čia tai geras, ne? Sako, man irgi įdomu, ką išnekat, bet... Iš 3 vienas neveikia, bet 2 veikia. Bet kaip tai čia... Bet žiūrėk, dabar čia jau visiškai į pabaigą. Tai, matai, reikėjo kitaip sureguliuoti kažką. To. Bent jau smagu buvo. Nu jo, būtent. Aš tau galėsiu audio failą atsiųstų, prisidėsi prie savo. Gerai. Gerai, ir vienu sakiniu tada. Vienu sakiniu. Pats trumpiausias dalykas, kurį tu galėtum įvardinti kaip savo laimės, sėkmės receptą. Bet kaip įmanoma trumpiau, kad nebūtų daug ingredientų. Jo. Nori ir eini tiesiai. Mano šitas... Atsikėlė ir varai. Ne, mano treneris labai fainai pasakė, sako, yra parduotuvė, sako, tai tu, žinai, neini, eini čia už namą, užini dar kažką. Pamatai parduotuvę, sako, ir eini tiesiai per žolę. Tai čia tas pažinai, kad yra išminti takeliai, tu gali įsveikti arba gali tiesiai, nes tiesiai dažniausiai yra kelias, kur niekas dar beveik keli praėjo, arba niekas neminų laukas dar tenai. Na, nieko minų laukas nebūna, nebent minų laukia iš tikrųjų. Bet tiesiog, eini tiesiai šviesiai. Gerai, aš tau turiu keletą minčių čia surašytų. Jo, aš bet galiu, tu man sakai pasiruoš dovanėlę, ne? Tai aš padarysiu taip, kad vienam iš tavo, čia komentarą, jeigu parašysit, kurie esate, čia pastovėt komentarus galima, nes jeigu webinar džemė kas nors, tai gali turbūt. Jeigu Facebook'e nueitumėt į Infinitas ir parašytumėt vieną pagrindinį dalyką, kurį išmokote iš šios transliacijos, arba tai, ką jūs čia gavote kažkokį, pasidalintumėt komentaruose, aš vienam iš jūsų duosiu visą Atimerk akis mokymų paketą, kurio vertė yra 1700 eurų, o parduodame puslapį už 497 eurus. Tai aš vienam iš jūsų, kuris parašys komentarą, kuris pasidalins, ir negali būti, man labai patiko, neskaitysiu tokio komentaro, bet kuris pasidalins, ta prasme, nuoširdžiai, kas vienas pagrindinis dalykas, ką išsinešate šito interviu, ir iš tikrųjų, kad kas tas vienas saulės spindulėlis, kurį mes čia suteikėm su Povilu kartu, parašysit komentarą, vienam iš jūsų išrinksim ir padovanosim visą Atimerk akis mokymų paketą, kur yra ten interneto ekspertas, kaip apie pardavimus, kaip pardavimo kanalus kurti, e-komercijos visi mokymai, ir ten tikrai visus, kuriuos kada nors esu sukūręs. Gali dalyvauti organizatorių, šeimos nariai ir... Organizatorius, ne. Teks pirkti, arba tartis su manim. Tartis. Tai kiek galio šitas laikas? Esam padarome šeštadienis, ne? Dar pirmadienį, turbūt kas nors žiūrės tau. Jo, įtariu, kad tai... Tai padarom gal iki antradienio vakaro, nes aš antradienį vakarą turiu mokymus kitus, tai vat kaip tik... Gerai, tai paskui galėsim dar... Taip, iki antradienio parašysiu po to komentaruose, kad iki antradienio vakaro turit pasidalinti savo vienu dalyku, ką išmokot iš tos transliacijos, bet hebrytė ne jums, o tiems, kurie Infinitas puslapį, Facebook'o fanų puslapį yra. Tai tenai po šitą transliaciją parašykit komentarą ir vienam iš jūsų išrinksim. Super, labai dėkingas tau už tavo tokias galingas, džiuginančias dovanas. Viena dovana iš manęs tau yra, nežinau, kiek tavo gražus raštas yra, nes kai kompu rašai, tai įskaitoma yra. Aš girdėjau vieną dalyką, kad skaičiau kažkur tai, kad baisus vištos raštas, bet buvo straipsnis, žinai, kuris, kaip sakyt, paglosto, žinai, savimylę. Kad baisus raštas yra dažniausiai tiem žmonėms, kurie per greitai galvoja ir rankos nespėjo, bet kaip... Galiausiai linijos galvoja. Tai čia galėsi pasipildyti, pas mane irgi toks raštas. Mano baigiai labai mėgsta, jeigu ką tai. Tai gerai, turėsi, jeigu nematot, turėsi dovaną, žinai. Taip. Gimtadienio progą. Jis vis tiek negirdė, jeigu nemato. Šitas sako, žinai, aš esu rašęs geriausias mintis, čia mano yra dienynas ir taip toliau kiekvienas turėtų būti dienynas. Jo, bet. Gerai, Ramūnai, ačiū tau, kad atėjai. Lauktuvės tau. Thank you. Labai dėkingas esu visiems, kurie buvot prisijungę, matėte, yra užduotis.
Ramūnas... Soli Hebra. Soli. Kai kurie žiūrėjo vaizdą garso. Kai kurie buvo laimingesni. Tai ačiū dar kartelį, Ramūnai, tau sėkmės, linkėjimai šeimynai. Jau turbūt visi bus atsikėlę ir geros tau dienos. Ir mes dar daug kartų susitiksim. Ačiū. Ačiū Jums. Iki visiems. Iki, laimingai. Įsijunginėjom viską. Įsijunginėjom. Ar power, ar kartą. Nu, kartą.